Labas, aš esu Jurgis Bartkus, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytojas. Ir šiandien man tenka didžiulė garbė tau pristatyti 5 priežastis, kodėl verta pasirinkti teisės studijas Vilniaus universiteto teisės fakultete. Pirma, teisė yra susijusi su įvairiomis gyvenimo sritimis. Kitaip tariant, teisė yra visur. Tave domino sportas? Jokių problemų. Baigęs teisės studijas galėsi specializuoti sporto teisėje. Tave domina mados industrija? Taip pat jokių problemų. Teisė reguliuoja įvairius mados industrijos klausimus, tokius kaip prekių ženklai, autorinės teisės ir kita. Tave domina istorija, informacinės technologijos ar gal netgi biologija? Taip pat teisė vaidina labai svarbų vaidmenį visose šiose srityse. Todėl teisės studijos tau suteiks galimybę suderinti tavo aistrą ar hobį su teisės studijų metu įgytomis žiniomis. Antra, teisės studijos suteiks tau galimybę dirbti įvairų teisinį darbą. Baigęs teisės studijas galėsi tapti teisėju, advokatu, notaru, antstoliu ar prokuroru. Be to, teisės studijos suteiks galimybę dirbti ne tik privačiame sektoriuje, pavyzdžiui, įmonės teisininku, advokatų kontoros advokatu, bet ir viešajame sektoriuje. Kiekviena valstybės institucija, ar tai būtų prezidentūra, Seimas ar ministerijos, turi daugelis teisininkų ir tu galėtum tapti vienu iš jų. Dar daugiau, teisės studijos suteiks galimybę dirbti tiek nacionalinėme, tiek tarptautinėme lygmenyje. Ar tai būtų Europos parlamentas, Europos komisija, jungtinės tautos ar įvairius tarptautiniai teismai, visur yra reikalingi teisininkai. Todėl gavęs teisinį išsilavinimą galėsi dirbti ir tarptautinėse organizacijose ir institucijose. Ir taip nebūtinai turėti tik nacionalinę, bet ir tarptautinę karjerą. Trečia, net jeigu ir studijų metu nuspręsi, kad teisinis darbas nėra tau, jokios problemos. Teisės studijos Vilniaus universiteto teisės fakultete nėra išimtinai kažkoks įstatymų mintinai mokymasis. Vilniaus universiteto teisės fakultetas tau suteiks kritinį mąstymą, gebėjimą aiškiai išreikšti savo poziciją, sugebėjimą suprasti visuomenę, verslą ir įvairius kitus visuomeninius reiškinius. Šie sugebėjimai yra universalūs, todėl jie yra pritaikomi kiekvienoje gyvenimo srityje. Todėl baigęs teisės studijas turėsi galimybę dirbti įvairaus pobūdžio darbą. Būti diplomatu, įmonės ar tarptautinės organizacijos vadovu, žurnalistu, politiku ar net rašytoju. Palauk, rašytojų? Taip, rašytojų. Pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatas, garsus rašytojas Česlovas Milošas studijavo ne kur kitur, o Vilniaus universiteto teisės fakultete. Taigi, baigęs teisės studijas, tavo karjera neapsiriboja tik teisininko profesija. Galimybės bus ženkliai platesnės, o teisės žinios visada pravers, kad ir kokią profesiją pasirinkti. Ketvirta. Vilniaus universiteto teisės fakultetas yra seniausias teisės fakultetas Lietuvoje. Seniausias šiuo atveju nereiškia lėtas, nepaslankus ar dar koks nors. Priešingai, seniausias čia reiškia turintis gilias tradicijas ir dėl savo ilgametės patirties galintis tau suteikti aukščiausio lygio teisės studijas. Studijų teisės fakultete metu tau dėsis aukščiausio lygio specialistai, tarptautinių teismų, Lietuvos konstitucinio teismo, aukščiausiojo teismo teisėjai, teisės mokslų nusipelnę profesoriai ir akademikai, geriausi Lietuvos advokatai, valstybės institucijų atstovai. Studijos Vilniaus universiteto teisės fakultete tau leis kiekvieną dieną praleisti ir mokytis iš aukščiausio lygio specialistų. O tai neišvengiamai yra kelias į sėkmingą karjerą. Penkta. Teisės studijos rekomenduoju rinktis ir dėl kiek platesnių priežasčių. Nepaslaptis, kad teisininkai yra valstybės pamatas. Ar žinai, kokios profesijos atstovų buvo daugiausia tarp 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės aktų signatarų? Atspėjai, teisininkų. Ir tai neturėtų tave stebinti. Teisininkų veikla ne tik užtikrina pamatinės žmonių teises, valstybės teisinį funkcionavimą, bet ir savo veikla nuolatos prisideda prie teisinės ir demokratijos valstybės kūrimo. Todėl pasirinkęs studijas Vilniaus universiteto teisės fakultete tapsi šios profesijos dalimi. Ir taip kartu su savo dėstytojais, kursiokais, bičiuliais galėsi prisidėti prie valstybės demokratijos pamatų užtikrinimo. Tai tiek. Tikiuosi, kad šios 5 priežastys paskatins tave pasirinkti teisės studijas. Ir lauksiu tavęs Vilniaus universiteto teisės fakultete.